Sveiki, visi aš Mažas žvejys ir šiandien žvejojam tokiam prūdukė su draugu. Draugą labai nerodysiu. Tai užsimetę plūdės dvi esam, čia draugo, matosi, čia mano paguldyta, beveik ant dugno aš padaręs. Ir kol kas draugs pagavo vieną karosą ant plūdinės ir aš pagavau vieną karosą ant avižadrebio. Ant batuono. Draugą labai nerodysim. O, yra. Buvo, kimbo visai neblogai. O, kaip greit pagausiu. Nieko, ne? Neduosim man paminti. Nebėra. Nori? Jums batoną. Be batoną. Tokį uždėsim. Kaip rodė, kaip dedi. Spaudžiam. Ir jama tie karosai, tai kad ne visi paėmė. Rūdėsim, jeigu matysi tolumoj. Va ten dvi. Viena mano viena guli. Kita draugas stovi. Tai jo. Tai žodžiu, nufilmuosi kažką pagausim, turiu to laikiklį pasiėmęs, tai turėtum dabar tikrai nufilmuoti, jeigu kažkas kips. Jo. Iki. Tai va, dabar uždėjau ant krūtinės, nes dar pagavom porą draugų karosiukų ant avižadrebio. Tai galvoju, jeigu pagavom ant avižadrebio karosiukų, galvoju, reikia pamėginti ir ant kameros pagauti. Biški vaizdas dreba. Tai man biški laikiklis yra per didelis ant krūtinės, dėl to biški labai lievai. Nieko, sakoma, porą metų vis tiks ir gerai. Nežinau, parašykite komentarus, koks vaizdas, ar geras, ar nepatinka tas vaizdas. Nes man tai asmeniškai nėra labai patogu. Tas laikiklis ir biški manęs jis ten smunga, nes pavyzdžiui, žiūrėkit, va taip va, esu tiesiai stoviu, atsisupiu ir man jisai biški pasmunga, bet nu nieko. Normaliai. To nedidelį realiai gabaliuką dedame. Taip va. Bent jau aš taip dedu. Ir gaunas toks kaip čia biški per mažą pasiėmėm. Taip va. O dabar kaip gerai vėsa primu. Bet kaip kokios ant plūdinius niekans lieka. Ant plūdinius metis lieka taip, tai visi o čia ant batono žvėjom. Įsijungiu kamerą, nebekingiu. O, yra. Yra, ne? Bet buvo kibimas. Tik kad ne žuviso. O šakalys. Batoną kišenį laikau geriausiai. Nu. Bent jau aš taip nesinešioju su turėkiu. Bet buvo kibo. Gal matė per kamerą tokie smūgeliai. Daužo. O, yra. Gal iškelėsiu šitą. O, standartas. Standartinis karosiukas. Ant avižadrebio, ant batono. Aišku, čia visai gerai kimba ir ant silikono. Bet tik tais, kad ant silikono yra problema, kad tie karosai taip kažkaip tas silikonas taip negaržiai čiumpi, nes laik apžioji. O batoną atrodo, nors didelį gali dėti apdžiuoji tą batoną. Kažkaip tą silikoną nedrasiai taip atrodo, jam ir neapdžiuoji. Yra ten toliau dar vienas produktas, ten jau yra ir kilograminių raudžių ir ešerių didelių. Ir vienas karosas, buvau paleis vieną karosą ant bairę. Gal išgyveno, nežinau. Ant plūdinių kol kas veiksmo jokio ten nesimato biškai. Tai bairis nebedaužo, žiūrėk. O, kiba. O, šis mažylis. Nu kaip. Čia gal nėra tas ir blogas realiai karasis, bendrai. Bet kaip šitam plūdė, tai visai toks jau nedidelis.
ir įslydo, bet ir neišplaukė. Nu, aš ten nelips, pastaraf skris. Aš gal su kotu kažkaip pastumčiau ten. Naplauk, davai, karasiu. Jėzau. Ir kartu kiek nenori labai stipriai mesti, ne, bet nenori. O, išplaukė. Išplaukė karasis ir vos neįkrito į vandenį. Nice. Draugas į ką nuvažiavo ledų paimti, grįžta. O, kimba! Panėra plūdė. Avižadrį palikau užmestą. Nėra plūdė, bet reikia dar avižadrį patikrint, aš ten užmetęs. Ką? Gerai, palauk tuoj. Dar vieną metimą atvarau ir varau valgyti. Ledų. Blemba. Kybam plūdės taip priniro. Paniro plūdė ir išniro labai greitai. O, daužo. Nepasikirto. Į Vilnių pasikirto. Taip daug vieną kartą taip trenkė galūnę lenkį. O. Toks vakaras, jis visai neblogas yra. Paleis. Nu tai jo, žodžiu, dabar varau valgyti. Dar jeigu dabar kažką blūdinių pagausiu, išfiksuosiu, jo. Tai jo, jau žvejojom tikrai nemažai. Čia jau porą valandų žvejojom ir aptemt. Pagavau karosiukų. Negaliu gerai šnekėti, nes čia parvažiavo netoli gyvent žmonės. Negaliu labai gerai šnekėti. Tai būsiu metęs esu. Jau filmuot. Gal pakips, nežinau, kadrą. Taip jau žadrį užsimečiu palikau. Tai galvoju, va, maybe. Gal paims, bet ant dugno, žinoma, ten kliuvinų daug yra. Gal tą laikyklę nesidės ir. Kažkas gera buvo. Nežinau, aš jau telefoną. O, matysi. Kažkas neblogo buvo panašu. Matos meškerės galas. Matys, kažkai, pamėginti kažkaip gal užfiksuoti kibimą. Matys? Turėjo matyti. Yra. Neblogas. Karosiuk. Nežinau, tai nejaučiu geras bus, bet gal. O, iškeliu. Gražus karosas. Visai gražus jau šitas. Nes aš esu biškį pamėtęs bulkos, kad visokas supluktų žuvis. Dar reikia biškį pamėti. Taip, numesiu biškį. Gal kavanezę matot sovą dar. O Jėzus Marija. Nenumatai. Bulkos turiu, bet kitam krante. Aš čia atėjau tiek bulkos. Gal užteks. Tie maži karosiukai palei paviršių, gal aš fiksuosiu. Pamėginti savo užmės dar. Tai paragavo ir įsibaidė iš karto. Bet matau. Nesimato, blemba. Aš matau karasius. Nebematau karasių. Čia atsispindi toks vanduo, kas yra man toks.
Iškirpti šitą. Čia vanduo toks biškai atsispindintis. Nėra, bet taulė tik stipriai. Matau karus. Paėmė. Turiu. Nu, reikia man tą mylą pasidaryti to karos. Taip pat visi labai slabina. Tos karosus. Mažas. Jeigu kai didesnė iškips biškai tam mylą norėsiu pasidaryti. Vėliau anksčiau kur. Matos kokie karosiukai. Yra. Tai jie visi reikės nežins namą. Karosiuką ten mylą pasidariau. Buvo, atkibo. Galvau, didelis bus. Jisai neblūks jau. Gražesnis jau. Nu, karosus. Paleidau čia, kur visų žuvis buvo, blem, išbaidžiau. Šiauskas. Dabar gausiu pizdį jaučiu. Kažkokie yra kiečiai sušiavo. Tikiuos mane girdi. Yra. I got fish. Pabėgau. Bet va, žuvis yra. Matau, kaip plaukia palei paviršių, bet gal nufilmuot reikia. Ant rogių. Normalesnis. Išspjovė. Į normalesnis dar buvo kokių užbaigimų. Pats tas realiai pabėgau būtų buvo. Čia koks normal koks. Čia buvo realiai kokių, 200 gramų, gal 205 gramų toks. Mačiau įsivertė toks. Nedidelis. Labai nepykila, taip žuvis paleidžiu, nes šis toks kartais yra. Tai man kiekvieną kartą, kai taip gerai, kai man taip vaikščiai, bet kas gerai, kad aš leidžiu žuvis, kad jis kristų ant galvos. Gal tai neskauda. Oho. Į uokį kabinės buvau. Norėjau pasakyti gale. Tai kauj, yra kibo. Tai jo, tai tokia gaidelė baigėm šitą video. Baigėm grožį. Žeriukas. Tai nelaikinkit šitą video, žiūrėkit. Žiūrėkit, laikinkit, subscribinkit. Subscribinkit. Nežinau, žiūrėkit, būtų gerai mano video. Fainas ežeriuks. Viską, dar čia tikrai sugrįšiu, aš manau. Tai jo, laikinkit, subscribinkit ir viso gero. Iki.